kaip tave apgavo su tikrai didžiulė pinigų suma. Tai va tu papasako, kaip tai buvo ir kaip gali būti kažkam pamoka nepasiduoti apgaulėm. O jų dabar tikrai internete labai daug. Tikrai labai daug ir daugelis moterų su to susiduria ir realiai dabar jau kelia tai į viešumą. Ir noriu pradžiai paminėti, kad aš būtent tokiu būdu, tuo metu, aš esu dar iki šiol toj grupiai, buvo apgauta ne viena. Buvo labai daug žmonių ir buvo dar didesnės pinigų sumos, ten jau buvo ir 6ženklės, ir 7ženklės, ir žmonės savo verslus pardavė, ir turtus pardavė, ir ne tik moteris, ką noriu pasakyti, vyrai irgi turėjo tas pamokas, kaip aš sakau, ir sakau, ten yra daug didesnės sumos ir mano ta 5ženklė suma, jinai realiai palyginus su jais labai maža. Tinder Swindler šitą filmą tikrai esi žiūrėjus. Tai panašiai istorija, tiesiog aš realybėj to žmogaus net nesu mačius. Nuotraukos buvo kito žmogaus, vat kaip tu ir pasakai prieš tai, kad buvo istorija, kad visiškai kito žmogaus nuotraukos ir taip toliau. Ir tu nesupranti tuo metu, kai tave veikia psichologiškai, o ten psichologinių visokiausių dalykėlių naudojama yra labai daug. Manipulacijos, skubinimas, kad tu turi labai greit apsispręsti ir taip toliau. Ir aš realiai skaitau save tikrai protingą moterim. Aš niekada nebūčiau, atrodo, kad niekada nebūčiau pasimovus ant tokio dalyko. Ir matyt, man reikėjo praeiti šitą būtent pamoką ir prarasti tuos pinigus, kad realiai pakilti į kitą lygį. Bent jau aš po to supratau tai, nes, kaip įmanoma, man visada būdavo keista, kaip įmanoma pasitikėti kažkokiu svetimu žmogum, kurio tu net nesimačius ir atiduoti visas savo santaupas. Aš realiai, žinok, tuo metu likau, man atrodo, buvo geltoni centai pas mane, piniginiai likę gal 40 centų. Ir aš tiesiog tuo metu, kai jau suvokiau, ką padariau, jau kai įkišau paskutinius pinigus, papasakosiu vėliau, kaip tai vyksta, kokiu būdu, tai aš tiesiog supratau, kad viskas, ta prasme, aš įklimpau. Ir jau po to kreipiausi į žmonės, kurie dirba su kriptovaliuta ir realiai jie man pasakė, kad tai yra be šansų, tu nieko neįrodysi ir pinigų neatgausi ir policija šituo atveju tiesiog yra bejėgė. O nuo ko prasidėjo visas dalykas? Tu esi versli moteris, turėjai santaupų, taip suprantu, ar ne? Ir nusprendė kažkur tai jas padidinti, investuoti, ar ne? Ir kaip tu jų suradai iš vis, kaip tu ieškoji? Ar tau parašė, ar tu parašy tam žmogui, ar tai buvo pasiūlyta kažkokia programėlė? Aš, pavyzdžiui, šitam dalykį iš vis žalia, tai dėl to ir klausiu, nes aš kitur truputėlį investuoju. Bet kaip pas tave vyko? Tada aš neatsimenu, gal jau 2 metus buvau, aš savo verslą turėjau, ar ne? Ar gal metus? Dabar tiksliai bijau pameluoti, ar metai, ar 2 metai. Žodžiu, dar nauja buvau versle ir turėjau savo santaupų. Ne verslo santaupų, o savo. Šaunuolė. Ir aš galvoju tokia, man reikėtų galbūt kažkur tai investuoti. Ir aš pradėjau, ieškoti tų būdų. O tas sąmoningumas, kada, čia pažiūrėsiu ženklus, čia tą, žodžiu. Ir kai pradėjai pasiunti į tą mintį, kad nori kažkur investuoti ir ateina kažkokias tai, galimybės, ne? Aš tuo metu dar sėdėjau Tinderyje, po šitos situacijos ištryniau visus Tinderius, aš pasakiau, kad man jokio vyro nebereikia, kad aš būsiu iki gyvenimo pabaigos viena, nes man užtenka su vyrais tų pamokų. Ir susipažinau, jisai užsienietis, aš apskritai tuo metu iš vis galvojau, kad visada sakiau, kad aš neturėsiu vyro lietuvio. Pas mane bus užsienietis. Nežinau kodėl, aš tiesiog norėjau taip ir žinojau. Ir mes susirašinėjom. Per Tinderį. Taip. Vėliau mes perėjom į WhatsAppą. Ir jisai man ir nuotraukas siųsdavo. Man tik po to, dašilo, kad ten nuotraukos buvo skirtingų vyrų. Ten buvo skirtingų. Aš vėliau jau kaip žiūriu ir atrodo ant tiek aptemsta protas, tau norisi padidinti pinigų sumą. Taip. Ir tu jau, čia tau toks ženklas atėjo, čia susipažinai su vyru, jisai užsiema kriptovaliutą, investavimu. Tai reikia man čia lysti. Ta prasme, tu taip nepagalvoji, net nesusimastai, kad
tokie dalykai gali vykti. Ir čia buvo, vat, kad užbėgant įvykiam už akių, lygtais buvo ne šiaip meilės romanas, kažkoks susirašinimas, tiesiog taip atėjo į tavo gyvenimą ta žinutė ir dar investavimas, ir dar tu kaip tik to nori, ir tiesiog jūs apie tai tik pradėjote bendrauti. Taip. Realiai jisai bandė tuos meilės žaidimus, bet, aš galvoju, aš nesu pienburnė, kad mane taip greitai suviniotų. Tai aš kažkaip į tuos žaidimėlius nesileidau visiškai, bet man buvo aktualu, aš tuo metu buvau užsidirbti pinigų. Man norėjusi padidinti savo esamas pajamas ir man meilės žaidimai man buvo neįdomus. Ir aš pakibau būtent ant to. Ir jie labai gerai supranta, kas tau šiuo metu yra aktualu. Jeigu tau aktualu meilė, tai jie spaus ant šito dalyko. Jeigu tau aktualu mato, kad tu versli nori uždirbti, padidinti savo pinigų sumą, jie spaus būtent ant to. Jeigu tu ten sirgsi kažkuo, jie vėlgi iš kitos pusės. Taip, norės tave pagydyti. Dėmesio duoti. Taip. Tai jie tokias manipulacijas naudoja, kur tu realiai net po to tik atsigauni po visko ir realiai viskas vyksta labai greitai. O kaip greitai? Kiek čia dienų tęsiasi nuo to, kai jūs perėjote į WhatsApp susirašinėjimą jau ties investavimų klausimais? Oi, ten labai viskas greitai. Žinok, buvo gal po 2 savaičių mes jau perėjom ir tas susirašinėjimas buvo kasdienis. Ir jisai po biškį apdirbinėjo. Ir sakau, po 2 savaičių mes perėjom, o per kiek laiko, žinok, dabar tiksliai nepasakysiu, per kiek laiko ištraukė, bet kaip viskas vyksta. Tau pasiūlo investuoti, tu atsisiunti normalią kriptovaliutos programėlę, per ją kažkaip siunti tuos pinigus į kitą svetainę. Kažkokia yra svetainė, aš dabar net tiksliai nepasakysiu nei pavadinimo, nei nieko, neatsimenu. Jeigu bus įdomu, galėsim parašyti po video. Tiesiog persiunti per tą programėlę pinigus į tą svetainę. Ir viskas, ir jų nieks nesuras. Ir jisai sako, kad mano ten tėtis ar mano dėdė ten investuoja, parodo tau pavyzdžius, kaip auga pinigų suma. Tu pabandai nuo mažos sumos. Ir tu pabandai. Ir aš pabandžiau. Kokia čia buvo? Man atrodo 200 eurų. Jo, aš pabandžiau ir žiūriu gerai, užaugo iki 700 eurų, man atrodo. Tai labai greit. Per vieną dieną, supranti. O aš tame visiškai nieko nesuprantu, net nesigilinau, bet kaip aš sakau, man reikėjo šito dalyko, šitos pamokos ir aš realiai šitą pamoką prisimenu kaip patį geriausią savo gyvenime įvykį. Lūžį, kada aš perėjau į tikrą normalų verslą, stabilų. Pirmas buvo apie 200 eurų, vėliau jau tam, kad išsiimti tuos pinigus, pasiūlo tau daugiau investuoti, kad pasako, kad per šią naktį ten auks, nežinau kiek procentų, ten 200%, dar kažką, tau parodo konkrečią sumą, kokią tu gausi galutiniam taške. Ir tu realiai prisijungi ir tu matai visus tuos dalykus, visus tuos skaičius, žinai, ir tau visiškai tada aptemsta, aprūksta protas, žinai. Tada galvoju, geras, tai klausyk, aš jau per kelias dienas galiu būtą nusipirkti. Realiai investuoji 10, pasiėmė 30, kaip pavyzdys. Mažiausiai, ten 100 ir 70. Aš dabar tai suvokiu, kad tai yra nerealu, žinai. Kad tokie greiti pinigai, tai nerealu, nėra taip. Tu gali nebent milijoną išlošti, žinai, teleloto. Ir tai ne faktas. Tie skaičiai, kai tu pamatai, galvoji, geras. Ir jau, žinai, pradedi planuosi galvoti, ką čia darysi, kur čia dar investuosi, ką čia nusipirksi, žinai, ir taip toliau. Ir po to jau tu supranti, kad tada tau sako, gerai, tam, kad išsiimti, tu turi įkelti ten tokią ir tokią sumą. Išsiimti tu taip paprastai, bet sako, tau geriau neišsiimti, tau geriau dar įnešti. Ir supranti, ir tai visus iki paskutinio šito, ir kai jau paskutinio, Tu po truputėlį pervedinėjai? Taip. Tai ta suma, 6 ženklė, sakė, ar ne? 5 ženklė, jinai gavosi po truputuką. Nebuvo taip, kad, Ne. Po to tau sako, tam, kad tu galėtum išsiimti, turi įnešti tokį ir tokį procentą. Ten veikia toj svetainiai suportas. Tu jiem gali parašyti, jie tau paaiškins, ką tau daryti. Ta prasme, jau ne konkrečiai su tuo vyru bendrauji, bet jau su ta svetainė. Ir tu tiki tuo, nes tau giniai jau rašo, čiagi tavęs jau nebeapgaus, tau atrodo. Bet ta svetainė ir yra apgavystė.
Taip, va tą svetainę, o jisai priveda prie to. Taip. Tai va, ir jau kaip paskutinį kartą, jau kaip parašė, turi įnešti ten, kiek procentų aš jau nebeatsimenu, bet žodžiu, gavosi kažkur apie 2000, kad tam, kad išsiimti, nu, tuos pinigus. Taip. Nu ir žodžiu, ir aš jau po to supratau, jau kai paskutinis įnešiau, aš jau tada supratau, kad aš padariau klaidą. Nes jisai pradėjo nebekelt ragelio, nebeatsakinėti. O tu su juo kalbėdavai ir telefonu, ar ne? Ne, aš su juo nekalbėjau. Man atrodo, ten buvo moteris. Pradėkim nuo to. Ten buvo moteris. Nes kai po to pradėjau aiškintis, kai ten toj grupiai pradėjom bendrauti, ten buvo ne vyras, o moteris. Tai mes niekada neturėjom tokio ryšio, kad mes ten kalbėtume. Mes tik tai susirašinėjom. Ir aš jau tada supratau, kad viskas. Čia jau yra tas taškas, kad aš jau priėjau ir viso, aš jau nebeatgausiu savo pinigų. Ta diena man atrodė, kad visiškai žemė iš po kojų slydo. Pirmas skambutis mano buvo mamai. Ir aš sakau, mama, aš turiu problemą. Ir jinai iš karto pas mane atbėgo, nes jinai netoli manęs gyvena. Ir jinai sako, kas atsitiko. Ir aš jai pasakiau, jinai aišku stengiasi labai ramiai reaguoti, nes mato, kad pas mane jau, žinai, viskas čia kyla, žinai. Ir jinai kažkaip labai ramiai sureagavo, sako, mes išsiaiškinsim, viskas bus gerai. Mes nuvažiavome į policiją, bet mūsų policija tokiu atveju negali nieko padaryti. Nieko. Absoliučiai. Jinai gali kažkokias užklausas į užsienį siųsti, dar kažką. Bet tu net nežinai, iš kokios šalies tai buvo. Dabar į telefono numerį gali nusipirkti bet kur realiai. Bet kokį naudoti. Ir aš tą vakarą prastresavau. Aš mamos tik paklausiau, sakau, mam, jeigu aš norėsiu valgyti. Sakau, aš galėsiu pas tave grykio ateiti pavalgyti. Sako, aišku, kad galėsiu. Tai realiai man buvo toksai šokas, bet kitą dieną aš jau ėjau tuo sąmoningumo keliu ir aš supratau, kad visos pamokos, kurios į mano gyvenimą ateina, jos yra tik tai geros, jos neša kažkokią gerą patirtį. Ir tą vakarą, iš tiesų nuo pietų iki kitos dienos ryto, man buvo didžiausias stresas. Man reikėjo tą išgyventi. O kitą dieną aš atsikeliu ir sakau, viskas Greta. Dabar jau kylam. Ir aš savo pasakiau tada, kad aš tą pinigų sumą atidirbsiu per 3 mėnesius.